sakė, tai tikrai maistas ir papildai tai yra tik viena dalelė, kas yra svarbu mūsų gyvenime. Tai mes svarbiausia turim ar ne ir judėti, ir minčių gražių prisikviesti ar ne, ir pailsėti, rasti laiko tam balansui tarp darbo ir poilsio. Ir nuolat tada turėti savo kažkokią mėgstamą veiklą ar ne, draugų, bendravimų. Moteriams yra labai svarbu moteriškai pasikalbėti iš širdies, nuoširdžiai ar ne, mums reikia išsikalbėti. Dar jeigu nėra kas išklauso iš vyriškos pusės ar ne, arba yra vyras, bet nenori klausyti, tai tada mums reikia mergaitėm pasikalbėti ar ne. Ir kad mes taptume tokios pilnavertiškos ir pajaustume pilnatvę. Tai prie viso to iš tikro gydyti savo dūšią, kaip sako, ar ne, sielą, svarbu labai maistas. Koks maistas ir dar čia ne tik, kad koks maistas, bet dar kaip valgyti, kada valgyti. Ir čia nuolat tikrai to darbo yra labai daug su savimi. Tai Neolife kompanija aš susidomėjau dėl to, kad pati, nors ir jau sveikesnis tas gyvenimo būdas buvo mano gyvenimo kelyje, bet su mityba aš nesusitvarkiau. Nes supratau, kad reikia labai ieškoti ir tų kokybiškų produktų, nors pati gyvenu kaime, kai ką užsiauginam, bet tikrai nedaug. Ir dar ne tik, kad turėsim kokybiškų produktų, bet dar reikia juos ir pagaminti, ar ne, kad būtų šviežias maistas, kad netrūktų skaidulų, kad būtų salotų, daržovių, ten vaisių ir įvairias spalvių visokiausių. Man misija neįmanoma, nes aš visada turėjau daug veiklos, bet jau man truputėlį kai kurie organizmo signalai sakė, kad reikia tvarkytis su mityba. Negaunu visų reikalingų maistinių medžiagų, vitaminų ir mineralų man trūksta, nes pasidarius kraujo tyrimus, mano visi parametrai buvo ant pačios žemiausios ribos. Tai ką daryti? Sportuoju ten, bandau jau čia tas mintis tvarkytis, kai kur galbūt tame kelyje be abejo buvau perdėtų tokių dalykų, reikia viską, kaip sako, praeiti ir patikrinti. Ir kai atsirado šita kompanija, atkeliavo ir ji jau mano gyvenimo irgi kelyje buvo ne vieną kartą pasirodžiusi, bet vis užverdavau duris, vis užverdavau. Tai brangu, tai dar kažkas tai. Ir dar seniau įvadinosi GNLD. Bet supratau, paklausius lektorių, jau tokių, kurios tikrai turėjau patirtį, supratau, kad iš tikrųjų man to ir to reikia. Po to pagalvojau, kad mamai reikia, tėtei reikia, dukrai reikia ir visiems reikia. Ir kadangi aš truputėlį mėgstu skaičiuoti, tai man tuoj paskaičiavau, kiek čia viskas kainuotų ir aš užsiregistravau dėl to, kad jau man užsisakant didesnį kiekį, jau aš gaunu tam tikrą nuolaidą, kur man jau, sakykime, vienas omegos 3 buteliukas jau ir išeina už tą kainą. Tai taip ir pradėjom keliauti šitais produktais ir aišku, kai išbandai pats ant savęs, tada viskas pasidaro aišku. Tai aš jau 10 metai tame, tai man jau viskas aišku. Mama mano dabar 85 metų ir jai bus tuoj 86 metai, ji vartoja irgi seniai, tiesiog pasitikėjo manimi, kiekvieną mėnesį iš savo pensijos, taip vidutiniškai apie 200 eurų skiria šitiem produktam ir ji visus savo dėliojasi, sakau, gal biškį jau pamažink kokį mėnesį, mažiau kažko pavartok, tai, sako, gal tikrai, bet ji geria irgi, daug pakaitalioja šiai tai to, aišku, ji visą gyvenimą skundėsi miego problemomis, nes žinom, kad visos ligos ar ne yra psichosomatika, kaip liaudiškai kalbant, nuo nervų. Tai jeigu nesusitvarko su savo vidiniu tuo pasauliu pilnai, su ta nervinė sistema, nesugeba atsivesti jos į pusiausvyrą, o tai nėra paprasta ar ne, žinom visi, tai tada šitos maistinės medžiagos padeda jai ir dabar turėjau ir peties operaciją ir
nu, viskas gana, ir gydytojas sakė, gana greitai viskas atsistatė, greitai sugijo. Aišku, nu, vyksta senėjimo procesai, kas be ko, ten visiškai jauno, naujo žmogaus nepadarys, bet jinai, va dabar brolio šventėm 60-metį, tai klausė draugai, sako, kiek tavo mamai metų? Sukosi, šoko, buvo, bet mes va susėdom truputėlį ten kitos mitybos atstovai susirinkę, mes su mama atsisėdom prie vaišių stalo ir dairomės, nes neturim ką valgyti jau. Tai truputėlį ten vieno paragavom, kito, ir dar kas įdomiausia, kas, va, pavyzdžiui, yra saldumynų mėgėjai, kai visų maistinių medžiagų prisipildo organizmas, tiesiog va, netrūksta nei chromo ten, nei kažkokių kitų, natūraliai nesinori saldumynų valgyti. Tai va, ir kaip tas žarnynas funkcionuoja, ne? Ten laiks nuo laiko reikia jo ryšio su juo nepamesti. Dar truputėlį noriu trumpai pasidalinti dar apie savo tėtės istoriją. Jau bus 5 metai, kaip nėra gyvųjų tarpe, bet jis turėjo labai daug susirgimų irgi nuo netinkamo tokio gyvenimo būdo. Jam ištiko jį būtent balandžio 1 dieną insultas prieš daug metų, bet jis paralyžuotas, ne visiškai buvo jo paralyžuota kairė pusė, bet jis visą laiką iki gyvenimo pabaigos judėjo ir negulėjo ant patalo, ir paskui eigoj metų jam dar buvo šuntuotos kraujagyslės, dar buvo prostatos problemos ir turėjau tikrai labai daug bėdų, krypo stuburas ir aš tik bijojau, kad jis neatsigultų ant patalo, bet jis vartojo šitas maistinės medžiagas, nesipriešino manimi irgi pasitikėjo ir vartojo, aišku, daug vaistų, kadangi buvo po insulto, infarktas buvo diagnozuotas. Ir kai aš pradėjau domėtis, klausytis paskaitų, man pradėjo plaukai, biškai dar tada ir buvo ilgesni, jie pradėjo šiauštis. Ir kai gydytojai, kurie domisi tą sveiką mitybą, ir pasakė, kad būtent cholesterolis yra reikalingas, o kas žinot, po insultų, infarktų visada išrašo statinus, ir tas jo cholesterolis buvo 2,5 gal. Nu, jis labai mažas. Ir kai pasikonsultavau su vaistininkėm, su gydytojom, pasakė, kad būtent tas cholesterolis irgi naikina raumenį, o širdis irgi raumuo. Aš įsigandau, toliau ten jis gėrė nuo aukšto kraujospūdžio, daug ten vaistų pundais paraneždavo. Ir tada pradėjom stebėti, kai jis pradėjo gerti šitos papildus, kas vyksta. Pamatuodavom spaudimą, tas spaudimas jau žemas, jam pasidarė per didelės dozės tų vaistų nuo kraujo spaudimo. Nuo cholesterolio, biškai, tada drastiškai, aš mėgstu padaryti kartais drastiškus sprendimus, aš iš vis pasitarus, aišku, su medikėm, nuėmiau jam tuos vaistus nuo cholesterolio ir slapčia nuo gydytojų, nes jis sunkiau judėjo, įsisodinau greitojo jį į vežimėlį. Jis visada bijodavo, kai mes leisdavomės nuo kalniuko, kad aš jau neišverščiau iš to vežimo, nes labai ant posūkių imdavom. Ir pasitikrinom cholesterolį, tas cholesterolis jau buvo normalus, be vaistų, bet jis vartojo šitos produktus. Ir kas dar atsitiko tokio įdomaus, mažinau aš jam būtent nuo kraujospūdžio vaistus, dozę sumažinau praktiškai ten gal 2 ir aš jau išdrįsau pasakyti šeimos daktarai, ką aš čia išdirbinėjau. Bet kai aš pasakiau, su tokiu visiškai vidiniu žinojimu, man viskas aišku ir turėjau žinių ir pasikauščius buvau, pasakau, aš jam nuėmiau tą gydytoją, kuris seniau pykdavo, jeigu kažką mes pasakydavom, kad kažkokį ten vitaminą naudojam, vartojam, labai nepatikdavo, ką ne jinai skirdavo. Ir kai aš pasakiau, jinai man nieko nesakė. Sako, bet žinot, po šitų ligų, insulto, infarkto, mes privalom rašyti šitos vaistus. Sakau, bet jis geria vietoj to kažką kitą. Jis stiprinasi ir jis iki paskutinio savo gyvenimo momento
Jis vaikščiojo, aišku, buvo širdies nepakankamumas ten ir metų su tokiam ligom pakankamai gerai sulaukė. Ir praktiškai savaitė prieš mirtį jau buvo padaryti tyrimai, tik kaip sakau, turėjau širdies nepakankamumą. Jau šiaip visi kraujo tyrimai buvo geri. Tai dar viena toks signalas, kartais žmonės, kurie nejaučia save, o aš per daugelį metų, kadangi vedu jogos užsiėmimus, ir aš matau, kad žmonės savęs nejaučia. Jeigu jie neužsiima absoliučiai jokią saviugdą, savo emocijų stebėjimo, žmonės nejaučia savęs. Nejaučia kūno, nejaučia kaip kvėpuoja, nejaučia ką jaučia, negali išsakyti savo jausmų ir emocijų, tada kalbėtis apie šitokius dalykus yra ne taip ir lengva. Čia reikia irgi mokytis šitos abėcėlės, ar ne? Tai kaip ir, kai diagnozuoja kažkokią rimtą ligą žmogui, pasako, bet aš nieko nejaučiu. Tai aš noriu pasakyti apie tai, kad jeigu mes iš tikrųjų nesidomim savimi, nejaučiam savęs, neieškom žinių apie sveikatą, tai mes ir nejaučiam. Tai ir kai sako kartais, man tai nereikia jokių vitaminų, papildų, aš pasidariau kraujo tyrimus ir visi mano geri kraujo tyrimai. Tai aš dažnai pasakau, žinokit, mano tėtei savaitė buvo likus iki jo mirties, jų kraujo tyrimai buvo visi geri. Tai vien kraujo tyrimai, paprasti kraujo tyrimai nieko nepasako. Kaip ir buvo labai gera paskaita, vaistininkės Eglės Žemkauskienės, kad turim ne vien tyrimais vadovautis, bet savo pojūčiais. Tai linkiu jums kuo labiau įsiklausyti į save. Ir kaip sakau, jeigu būsim savo ašyje, pusiausvyroje, o tai galim geriausiai padaryti ir nieko tai nekainuoja išeiti į gamtą pasivaikščioti, pabūti su savimi, su savo mintimis. Aišku, ne visada mums būna tik tai juokas, ar ne? Norisi paliūdėti, paliūdėkim. Norisi paverkti, paverkim. Norisi pabliauti, pabliauti. Galim pašaukti į mišką išėję. Labai, labai, labai sveika. Nes visos ligos iš nervų, iš įtampų, nuo lėtinio streso. Tai jeigu mes būsim ramesni, būsim ir sveikesni, pigiau kainuos, tikrai nereikės gerti tiek daug vitaminų. Tai ačiū Jums, kad